Taigi tam, kad pakeisti galinį amortizatorių, pirmiausia mes nusiemam posparnį, jį laiko vienas varžtas, 2 varžtai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atsukam tuos varžtus su žvaigždute, tai 25. Nusukus posparnį turim tokį vaizdą. Dabar mums reikia atsukti šitos 2 varžtus su 16 galvutė. Taigi, kad klientui nekirmytų taip mašina ir būtų pačiam maloniau dirbti, išsiplovėme visas žemes, atsisukame viršutinius varžtus laikančius atramą. Dabar mums ką reikės atsukti, tai reikės atsukti šitą apatinį varžtą, kuris laiko amortizatorių.